Kaip pavyks branginti kamuolį lietuviams ir... Galima dar prisiminti, kad taip Valančiūnas stipriai atakavo varžovų jauną centrą, provokavo jo pražangas, bet kitoje aikštės pusėje žaidėjas tame mače. Ir Bendžius yra vienas iš žaidėjų statomų gynyboje prieš Laurį Markaneną. Markanenas savo pirmą tritaškį prametė, čia gražus Brazdeikio prasiveržimas palei galinę liniją. Perdavimas Valančiūnui ir 2 taškai. Turi išnaudoti savo pranašumus arba sutraukęs varžovų gynybą nusimetinėti kamuolį laisviems komandos draugams. Markanenas veidu į krepšį ir čia puikiai. Taškai svečiams. Tomas Dimša, žaidimas 2-2 su Jonu Valančiūnu, Brazdeikis. Pašokdina varžovą dabar Bendžius, atgal į perimetrą Brazdeikis, šis iš 3 taškų zonas. Ir Ignas Brazdeikis taip pat pataiko iš toli. Tų progų realizavimo, už juos sėkmingiau tai darė tik Vokietijos rinktinė, čia Lauri Markanenas po driblingo ir štai tokį metimą klysta Lietuvos rinktinė, Tomo Dimšos netikslus perdavimas ir Suomiai greitajame puolime dabar pelno 2 taškus. Čia atsikirto jaunas perspektyvus, kaip ir minėjai, Suomijos rinktinės žaidėjas tobulėjantis Jungtinėse Amerikos valstijose. Jam arčiau krepšio prieš Valančiūną labai sunku, tačiau turi savosius pliusus puolime. O čia Bendžius po driblingo, iš tačiau Rokas Jokubaitis sukuria dar vieną progą būtent Bendžiui. Ir Valančiūnas galiausiai išsprendė šią ataką, atkovodamas dar sykį kamuolį puolime. Aiškius tikrai puolime. Viskas neblogai atrodo per pirmasis 5,5 minutės. Čia Miro Litlo geras prasiveržimas, Nkamua kerta po... Sedekerskiui, Miro Litlas. Elijas Valtonenas pasirodė aikštėje ir Federiko. 2 nauji veidai. Iš gana neblogos padėties. Jokubaitis nori žaisti 2-2 su Jonu Valančiūnu. Ir iki galo dabar žaidžia Rokas Jokubaitis. Aikštė palieka nuo Jacobo Grandisono. 12 sekundžių dar šiai atakai turėjo lietuviai. Mindaugas Kuzminskas gerai. 25 dieną. Vėl Suomiai taiko mini presingą prieš Lietuvos rinktinę. Donatas Motiejūnas geras. Kuzminsko perdavimas. Motiejūnas užbaigė šią ataką taškais. +6 turi lietuviai. Federiko. Žemas kamuolys toliau. Ten jau Gransonas ir 2 jo taškai. Markanas ten prižiūrimas Tadas Sedekeris, kad dabar priima kamuolį prie 3 taškų linijos. Keičiasi ginamaisiais lietuviai ir per Vaido Kariniausko iškeltą ranką Markanenas klauso pataikys ar ne. Kariniauskui vėl sunkios rungtynės, dar vienas prarastas kamuolys, jau 3 klaida ir Suomiai vėl baudžia. Ir Suomijos rinktinė sugeba Viskas prasidėjo pakankamai gražiai. Asasas Salinas taip pat vėl sugrįžo Suomijos rinktinės penketuke, Lauri Markanenas. Prieš save žymiai žemesnį varžovą ir rizikinga yra keistis ginamaisiais prieš Laurį Markaneną. Kaip ir rizikinga yra... Sedekerskis ir perima kamuolį varžovai. Jau greitoje atakoje Grandisonas kovingumu, fizinė jėga, kuria pranoksta be abejo visus varžovus. Normantas. Krepšio linkio flauteris ir dumimo. Brazdeikis. Valtonenas prieš jį ir Ignas Brazdeikis. Štai tokių pamokų vėl užtvara. Brazdeikis. Valtonenas prieš jį. Ignas Brazdeikis vėl į baudos aikštelę suranda Joną Valančiūną. Geras. Brazdeikis. Valančiūnas leidžiasi krepšio link, prie jo yra Lauri Markanenas. Dvigubina gynybą varžovai, Valančiūnas atšokdamas atgal. Siunčia pagalbas ir daro tai gana kokybiškai. Markanenas kerta į baudos aikštelę, Valančiūnas trečiajame kėlinyje, sakyčiau, labiau pagyrų nusipelnęs net ne už kontakto, Markanenas pelno taškus. Apsikeitė rezultatyviamis atakomis rinktinės. Valančiūnas toli nuo krepšio pats, dabar štai, taip. Karlo Malauno paštininko judesys. Na, čia visus nustebino Jonas Valančiūnas tokių suvaidintų handoffų ir prasiveržimų. Epizodų 2-2. Ieškoma dabar Kariniausko, Motiejūnas arčiau krepšio, tačiau perdavimas baigėsi dar viena klaida. Ir Kuzminską jau turėjo nukeliauti kamuolys Donatui Motiejūnui, paskui buvo sunkiau. Suomijos rinktinės gynėjas. Čia Kariniauskas. Dimša. Motiejūnas šį kartą nespėjo padvigubinti gynybos Suomijos. Jis norėtų galbūt ir pats užbaigti šią ataką. Atiduodamas vis tik kamuolys Macenui, greitas handoffas į dešinę, Markanenas atsimuša, išvyto Litlas. Ir šiandien Margiris Normantas tikrai spinduliuoja tą teigiamą energiją abiejose aikštės pusėse. Rokas Jokubaitis iki galo. Kiek peržiūrėjau istorinius archyvus, būtent kontrolinėse rungtynėse tie skaičiai įprastai ir yra prašiausi. Tačiau Nkamua galingai žaidžia ir štai taip, kartu su Miro Litlo išlieja susikaupusi pyktį. Pasisaugojo nuo pražangos, Valančiūnas taip lengvai praleisdamas ir palydėdamas varžovą. Kamuolio iš viršaus jam, Bendžius veidu į krepšį, sutraukta varžovų gynyba, perdavimas Jonui Valančiūnui. Tai jie matėme savosios ekranuose, Nkamua. Šiek tiek atsitraukęs Jonas Valančiūnas ir renkasi vidutinį metimą. Pristabdo varžovų ataką, tačiau Suomiai spėja pereiti į kitą aikštės pusę.
Markanenas ir pražanga prieš jį bei 2 taškai. Oi, pražanga užfiksuota. Brazdeikis iš pagavimo ir nepavyksta pataikyti jam, bet dar vienas puolimas. Įkurtų kažkokių labai didelių pranašumų. Iš to Maldūnas pats dabar puolime aktyvus iš karto. 3 taškų zonos Lietuvos rinktinės gynėjas. vėl Suomiai lekia į greitą ataką ir šį kartą lekia sėkmingai. Lietuvos rinktinės centras. Čia jau gal ne pats geriausias perskaitimas, žinant, kaip Maldūnas minkštai moka užbaigti atakas iš 2-3 metrų atstumo. Moskas kviečiasi Gabrielių Maldūną užtvarai. Žaidimas 2 prieš 2. Iš 3 taškų zonos. Ir pataiko dabar. Nes vienu metu aikštėje bando daugiau raumenų pasiūlyti Suomijai baudos aikštelėje. Dar Markanenas, tai 3 aukštaūgiai žaidžia Suomių. Šiandien jis atrodo toks energingesnis, geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas, 3 taškai. Įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau tai ne. Būdavo jo puikių rungtynių atakuojant krepšį iš toli, bet tai vis dar netapo snaiperiu. Turėti aikštėje tokį varžovą kaip Lauri Markanenas. Lemiamose atakose, jeigu jos bus, na kol kas +6, galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia atkarpa tęsiasi. Reikės. Kubaitis. Kūnas toli nuo krepšio, Margiris Normantas ten bando pasimti kamuolį, tačiau atkristas jis nuo Motiejūno, Jokubaitis. Ir čia daug energijos, daug greičio šios atakos metu, galiausiai dvižengesnį žmogų per jo rankas taip mesti. Dar ir dešinė ranka tikrai nebuvo lengva situacija, o Markanenų irgi situacija ne pati lengviausia. Tvirtoji komandinė lietuviams. Lauri Markanenas. Į kraštą Sasu Salinui ir Sasu Salinas dar. Įpročiai, kai tu gauni kamuolį po krepšiu, bandai pasišokdinti žmogų, nori pasimti 2+1. Universalus Lietuvos žaidimas šiandieną. Ir dabar antroji bauda. Aukščiausiame lygyje, Kauno Žalgiryje, Barcelonoje, tai turbūt labiau išimtis buvo tos rungtynės su jau prieš Tomą Dimšą. Bendžius vėl labai gerai juda su Markanenu. Kamua, Valančiūnas blokuoja varžovą ir kamuolys liko žaidime. Čia Valančiūnas prašoka ant Kamua, Brazdeikis, fantastiškas jo epizodas ir dėja. Trečio bloko nebus protokole, nes pražanga. Šios varžovo atakos metu, čia Jono Valančiūno blokas. Na čia okei, sakyčiau, Kamua pervertino save, bet čia Ignas Brazdeikis tiesiog herojiškai sužaidė gynyboje, visiškai švaru. Kurias metė pataikė. Ir antroji baudas šiandien nedaug. Matėme Tomo Dimšos žaidimo su kamuoliu, atliko porą. Baudą Maldūnas pakeis Valančiūną. Mes matėme. Nebedaug, dar reikia sustabdyti vieną, bent jau varžovo ataką. Čia Markanen varžovui. O minutės pertraukėlių šulinys. Taip, lemiamomis rungtynių akimirkomis, nors ir padidinamas Lietuvos rinktinės pranašumas. Markanenas. Jo, žaidimas iki galo ir dar 2 Lauri Markaneno taškai. Didesnę dalį taškų susirinko baudomis. Bauda ir paliekamas šansas varžovams gelbėtis. Jokubaitis netaiklus, Valančiūnas pasiema kamuolį ir gauna bloką. Lauri Markanenas jau puolime prieš Eimantą Bendžių. Kamua ten sudirbo gynyboje, Markanenas nusimeta kamuolį, Sasu Salinas iš 3 taškų zonos, netaikliai Markanenas gauna bloką nuo Valančiūno, tačiau taškai vis tiek pelno. Šiandien abi baudas, Ignas Brazdeikis yra pataikęs. Pašokinės. Taip ir atsitinka. Savo persvarą Lietuvos rinktinė ir nutraukė 3 pralaimėjimų seriją pasirinkimo cikle. Šiandien Lietuvos rinktinėje rezultatyviausias ir naudingiausias.